Kalimera. Kalikirieki. Geros dienos ir geros sekmadienio linkėjimai iš labai nuostabios vietos. Iš tikrųjų labai nuostabios vietos, apie kurią netrukus papasakosiu, bet pabandykite įsivaizduoti, kad štai ten, priešais mane, už jūros, yra Neapolis. Pats pusiasalis, va ten kur baigėsi, ten yra Elafonisos. Jeigu pasižiūrime į kitą pusę, štai tas kalnas graikiškai vadinasi Mavrovūni arba Juodkalnyje. Ir štai šita salelė yra Kranai ir pagal Homerą būtent šitoj saloj sustojęs Paris su gražia Elena praleido savo pirmąją naktį. Gal kas nors žinote, kokia tai yra vieta? Patys graikai šitą vietą, kurios dabar stoviu ir aplinkui, vadina dievų žeme. Hy, ton, theon, o sutrumpintai Gythio. Aš esu Gythio kurorte Peloponese ir prie jo yra ir Neapolis, yra Elafonisos, lygiai toks pats paplūdimys, kaip vadinamas ir Kretoje, Elafonysija, jūs puikiausiai žinote, yra Juodkalnyje, Mavrovūni, irgi jūs puikiausiai žinote Juodkalnyje Balkanuose, bet čia yra atskiras regionas, atskiras kaimas, kuris vadinasi Mavrovūni. Na, o prieš mane va ta dievų žemė ir ta dievų žemė iš tikrųjų atrodo nuostabiai. Štai taip. Tai yra Gythio. Kurortas, kurį mėgsta patys graikai, kurį jie atvažiuoja ilsėtis, praleisti savo laiko ir į kurį mes atkeliavome čionai. Aišku, daug kas manęs klaus, sakėt, kai važiuosit į kalnus, o jūs esate prie jūros. Ne, žinokit, kalnai yra šalia, štai čia. Ir jie apsnigti, jie balti, jie labai gražus, tai yra Taigetas. Nežinau, ir kas nors esate girdėję, yra apie Taigetą, bet tai tie kalnai, kurie mane traukia nuo seno ir tie kalnai, kurie užaugino šituos nerimastingus žmonės. Regionas, nors ir vadinamas dievų žeme, iš tikrųjų gana atšiaurus senais laikais buvo, na ir dabar jį pasiekti yra reikalų šiek tiek, bet jūs puikiausiai žinote Spartą, ar ne? Jūs puikiausiai žinote Spartą ir būtent prie Taigetos kalnų ir yra garsioji Sparta. Kodėl man šitas regionas yra įdomus ir kodėl atvykau iš Kretos jo truputėlį patirinėti, yra viena iš versijų, kad garsieji spartiečiai, karingieji spartiečiai būtent kilo iš Kretos. Ne iš šiaurės atėjo, nes viena iš versijų sako, kad spartiečiai atėjo iš šiaurės, bet naujausia versija, kur yra nagrinėjama, nepatvirtinta, sako, kad būtent spartiečiai atėjo iš Baltųjų kalnų, iš Kretos ir įsikūrė labai atšiauriame pusiasalyje Mani. Būtent šitas pusiasalis, kur yra Gythio ir yra Mani, o regionas, kitaip dar vadinamas Lakonija, ir esu Lakonijos regione. Jūs puikiausiai žinote žodį lakoniškas. Tai spartiečiai buvo labai lakoniški, dėl to jie yra lakonai ir pats žodis lakoniškas atsirado būtent iš čia. Jie šneka labai lakoniškai. Na, kaip ir karalius Leonidas, Spartos karalius Leonidas buvo pasakęs: ateik ir pasiimk. Molon lavė. Ateik ir pasiimk, jeigu galvoji, kad tu tą gali. Taip, galbūt tie karingieji sfakiečiai, kurie gyvena Baltųjų kalnų regione, vienu momentu atsikraustė čionai, Peloponesą, ir įkūrė savo gyvenvietės. Aišku, dabar Gythio, kurį jūs matote, yra labai gražus miestelis, bet ten tolumoj nesimato, aš ten važiuosiu būtinai, kartu su Jurgita ten keliausime, yra senieji bokštai, gynybos bokštai, statyti 18-19 amžiui per turkų okupacijos metus, kada šito krašto žmonės kariavo ir gynėsi, bet jie kariavo visą laiką ir tai yra iš tikrųjų karingasis regionas. Ir ką gali žinoti, galbūt šitie žmonės yra kilę iš kretiečių. Juolab, jų pavardės, vakar važiavau, mačiau gatvių pavadinimus: Cadinakis, Grigorakis, visur yra akis, o jeigu akis, tai vadinasi kretietis. Nekartą tą esu pasakojęs savo transliacijose, tai kad man šitas regionas irgi yra įdomus būtent dėl to, kad yra sąsajos su Kreta.
Tai štai, tokioje vietoje esame ir keliausime būtent po Mani regioną. Jeigu įdomu, pasižiūrėkite internete, kur tai yra Peloponiso 3 pirštai, įeinantis tiesiog į jūrą. Peloponisos pusiasalis yra pietinė Graikija ir man labai keista, kai žmonės pasako, kad per vienas atostogas pravažiavo visą Peloponisą. Brangieji, aš tik Mani regionui esu skyręs savaitę vienam pirštui, būtent prie Lakonijos įlankos. Ta Lakonijos įlanka štai čia, priešais mane, iš tos įlankos neseniai ištraukti štai aštunkojai jau džiovinami, ką tik grįžo žvejai ir ruošiasi pietums ir vakarieniai. Viskas čia yra vietoj, jau ko, aš manau, kad jūros gėrybių turėsime pakankamai, juolab nekartą esu sakęs, kad dabar yra tas pasninko laikas, o per pasninką vietiniai labai valgo daug jūros gėrybių. Tai yra tų padarų ir tų dalykų iš jūros, kurie neturi raudono kraujo. Žuvies jie nevalgo per pasninką. Tai va, pasninkas tęsiasi ir mes ragausime visą tai, ką ištraukė žvejai tinklais ir jau yra paruošę ir atidavę į tavernas. O tavernų čia netrūksta. Iš tikrųjų, tavernų netrūksta ir tik tai reikės pasirinkti. Aišku, viskas dar pakankamai apmirę. Kiek teko vakar bendrauti labai trumpai su Gythijo gyventojais, jie sakė, kad viskas atsidaro dažniausiai gegužės mėnesį, nors šiemet, sako, jau jaučiam, kad judesio bus per Velykas, nes, kaip žinia, ortodoksų Velykos ir katalikų Velykos šiemet sutampa, bus balandžio 20 dieną, tai kad ir Gythijo atsigaus. Kaip atvykti į Gythijo, pabaigiant šitą temą ir grįžtant ir perinant jau prie Kretos, nes šitos transliacijos yra daugiau skiriamos Kretai, bet aišku, įdomu turbūt ir jums pamatyti kitas Graikijos vietas, po kurias mes su Jurgita keliaujame. Tai kaip atvykti į Gythijo? Aišku, jeigu keliausite iš Lietuvos, tada lėktuvu iki Atėnų ir iš Atėnų nuomojantis automobilį, nes su autobusu čia bus ilga kelionė per kopas, juolab automobilio reikia keliauti ir po Taigetą, ir po patį Mani regioną, tai galite atkeliauti čionai. Na, kitas variantas, jeigu norite atvykti čia iš Kretos, yra keltai. Štai, uoste stovi didysis keltas. Ir tas didysis keltas jau prisišvartavęs paskutiniai kelioniai atgal į Pirėją, ne į Kretą. Šiandien kitas keltas išplaukė į Kretą, tai buvo paskutinis žieminis keltas, kuris keliavo iš Gythijo į Kysamos uostą. Kysamos uostas, būtent tas uostas, iš kurio daugelis Kretoje plaukia į Balos lagūną. Turbūt esate girdėję apie Kysamos uostą. Tai, kad yra jungtis tarp Kysamos ir Gythijo, nuo balandžio 9 laivybos kompanija SeaJets pradės plaukimus vykdyti iš Kretos, iš Kysamos uosto į Gythijo. Kelionė užtrunka apie 6 valandas. Tai kad jeigu galvojate, kad viskas yra labai greitai ir jūs atsidursite šitam gražiame miestelį ir po jį pasivaikščiosite, būtent po Gythijo trumpam atvykę, galvokite iš naujo. Šitam regionui tikrai reikia labai daug laiko, norint jį pažinti, norint apie jį po jį pakeliauti. Na, nebent tiesiog norite pasivaikščioti šitą krantinę, tai galite atvykti 1-2 dienom, išsinuomoti čionai automobilį, pavyzdžiui, atplaukus iš Kretos ir su automobiliu nuvažiuoti bent jau į gražiausius paplūdimius, į Dyros urvą, kuris yra vandenyje ir kurį mes stengsimės aplankyti, taip pat į kalnus, į Taigetą, pasivaikščioti Taigeto takais, na, bet vis tiek tam reikia laiko. Visada sakau, tam reikia laiko, dėl to ir sakau, man labai keista, kai žmonės sako, jog mes Peloponesą pamatėm per savaitę, per vienas atostogas, kai aš vienam tiesiog Mani regionui skiriu visą savaitę ir netgi galbūt užsibūsime čia ilgiau. Tai tokia yra mūsų prieš sezoninė kelionė, būtent skiriam laiką Mani regionui. Jau pasakiau, dėl ko jis mane domina ir kuo jis susijęs su Kreta. Juolab dar vieną dovanėlę mums nuo Dzeuso. Jis skiria puikų orą. Bent jau
dabar čia mums prognozuoja, kad oras kiekvieną dieną šils iki 20 laipsnių. Aišku, Kretoje bus dar šilčiau. Jeigu kitą savaitę atvyksite į Kretą, ten prognozuojama 24-25 laipsniai. Dėl ko? Kretoje atsisuks pietų vėjas. Tas pats vėjas žudikas, apie kurį nekartą esu pasakojęs. Būtent vėjas žudikas, kuris naikina pasėlius, kuris sukelia daugam galvos skausmą ir tas pietų vėjas bus pakankamai stiprus. Čia mes pietų vėjo nesulauksime. Pietų vėjas čia pavirs rytų vėjų ir dėl to bus pakankamai ramu, kaip ir dabar matote, jūra tiesiog yra rami ir tą patį turėsime čia. Na, o Kretoje žadama iki 6-7 boforų, tai yra iš tikrųjų apie 70-80 km per valandą vėjo greitis. Tai nebus pats maloniausias oras, nors bus šilta, 23-25, nes tas vėjas atneš šilumą iš Saharos, iš Afrikos. Prognozuojama, kad gali būti ir smėlio audros, dulkių audros, reikėtų vadinti jas taip, būtent dulkių audros, kurios atneš Saharos dulkių, nes, kaip žinia, būtent tas notas pietų vėjas pakelia Saharos dulkės ir jos atkeliauja į Kretą. Tai yra normalus reiškinys ir tie, kas poilsiaus Kretoje balandį gegužę, nusiteikite, kad tokių dulkių audrų gali būti ir būtent tokiu metu pavasarį, balandį gegužę. Tai tokie orai žadami. Iš tikrųjų pavasariškas oras. Žinau, kad ir Lietuvoje labai pavasariškas oras ir temperatūra yra apie +13, +15. Jūs man galite parašyti, kokia temperatūra. Čia gerokai šilčiau ir iš tikrųjų šiandien su Jurgita esam numatę įbristi į Lakonijos įlanką, išsimaudyti, pasižiūrėti, paskui dalinsimės įspūdžiais. Negaliu pažadėti, kad tų įspūdžių bus daug, nes kai ilsiesi kartais nenori pasakoti, nebent susikaupsiu, nes žiūriu per kelionės kartais prisižadu pasakoti daug, bet nieko neišeina. Tai galbūt tik tai tokiose transliacijose papasakosiu kiek daugiau ten, kur esame. Jeigu išeis, tai daugiau bus informacijos mano asmeniniame puslapyje, o ne mano Kretoje, nes mano Kreta vis dėlto yra skirta labiau Kretai. Ir kadangi jinai labiau skirta Kretai, kas dar Kretoje yra aktualu ir svarbu? Aktualu yra tai, kad kaip tik šią savaitę prasidėjo atostogų sezonas. Tai yra pirmieji lėktuvai pagaliau atskrido ne iš Atėnų, ne iš Salonikų, ne iš Rodo, o jie atskrido iš Šiaurės Europos. Iš Olandijos, Amsterdamo, iš Vokietijos, Frankfurto ir iš Prancūzijos, Paryžiaus. 3 pirmi lėktuvai, kurie skelbia atostogų sezono pradžią Kretoje, jau nusileidė ir jau viskas prasideda. Kaip žinia, kovo 31 bus pirmas skrydis iš Vilniaus, jį organizuoja Air Baltic. Tai kas atskrisite, jūs atidarysite atostogų sezoną iš Lietuvos Kretoje. Tie, kas planuojate balandį gegužę atvykti į Kretą, iškart dar kartelį perspėju, kad ypač bus užimtas periodas balandžio mėnesį per Velykas, nuo balandžio 19, balandžio 17 iki 25 kažkur tai, nes Velykos sutampa su graikiškom Velykom ir rūpinkitės viskuo, automobilio nuoma, apgyvendinimu, ypač tam laikotarpyje dabar. Nors ir kitiems laikotarpiams reikėtų pasirūpinti, ypač jeigu jums reikia didesnio automobilio, 7-9 vietų automobilio. Tokių automobilių turi mažai. Net pavyzdžiui, vakar kreipėsi kažkas tai dėl 9-viečių automobilio, rugpjūčio mėnesiui pasakiau, kad mes jau jo neturime. Tai kad yra tokių niuansų, didžiųjų automobilių apskritai Kretoje yra mažai nuomai, tai jais rūpintis reikia iš anksto. Kas dar Kretoje šią savaitę, artėjančią savaitę? Iš tikrųjų pasiruošimas sezonui, lygiai tas pats pasiruošimas jaučiamas ir čia, Gythijo, kad visi ruošiasi artėjančiam sezonui. Ir
jokių tokių išskirtinių įvykių nėra. Daugiausia informacijos laukiama dėl ekskursijų į Santorinį. Žinau, daug kas iš jūsų rašote, kai vyks ekskursijos į Santorinį, kokios sąlygos ir ką aš galiu pasiūlyti. Ir aš vis atrašau, kad ne anksčiau, kai balandžio mėnesį to žinosime. Kodėl? Graikijos vyriausybė yra paskelbusi nepaprastąją padėtį iki balandžio 3 Santorinėje. Būtent ta nepaprastoji padėtis dėl žemės drebėjimų, kurie nenurimsta. Aišku, jie yra labai maži, dėl to niekas apie juos jau nepasakoja, nekelia nei jokios panikos, bet su geologais yra suderinta, kad nepaprastoji padėtis galios iki balandžio 3 dienos. Ar jinai bus atšaukta, pagyvensim, pamatysim. Ar kaip bus vykdomos ekskursijos, ar bus kažkokie tai apribojimai, pagyvensim, pamatysim. Tai sekite informaciją mano Kretos Facebooko puslapyje, būtinai dalinsiuos tomis žiniomis, kai jų tik tai bus daugiau. Na, o būtent su ekskursijomis į Santorinį susijusios absoliučiai visos ekskursijos, nes nuo jų priklauso ir mano grafikas, kaip aš vykdysiu ekskursijas lietuvių kalba Kretoje, kokiamis dienomis. Nuo jų priklauso ir partnerių grafikai, nes jie dėliojasi, kada koks autobusas kur turi važiuoti. Tai supraskite, nėra tai viskas paprasta, kad mes galim pasakyti, va, dabar bus tokia ekskursija ir jos kaina bus tokia. Reikia tiesiog palaukti, išlaukti ir ačiū už tą kantrybę visiems, kurie laukite ir neužbombarduojate dar kol kas tais pačiais klausimais. Nes iš tikrųjų, ačiū, kad taupote laiką, nes laikas yra svarbiausias ir kai tu gauni tą patį per tą patį klausimą, kada bus ekskursija į Santorinį, kada bus ekskursija į Spinalongą, ir tu tiesiog rašai tą patį. Laukite balandžio mėnesio. Tai jeigu jūs nebombarduosite tais pačiais klausimais, būsiu labai dėkingas. Kas dar aktualu man susijus su Kreta, tai yra Facebooko grupė Atostogos Kretoje ir Santorinėje, kuri šiek tiek taip aprimo, viskas taip kažkaip tai matau, kad ir tie konkursai tapo netokie stipriai pritraukiantis dalyvius, kuriuose buvau skelbęs su savaitėmis tema, bet prizai yra. 6 kuponai po 25 eurus dar nepralošti. Aš sakiau, kad iki sezono pradžios mes pralošime tam tikrus kuponus apsipirkti mūsų elektroninė parduotuvė kretoskoniai.lt. Tai kad tuos 6 kuponus po 25 eurus tikrai pralošim. Sekite informaciją Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Paskelbsiu šiek tiek kitokį konkursą ir tikiuosi jame sudalyvausite, tikiuosi puikiai praleisite laiką rašydami savo klausimus, nes ten bus susiję su klausimais, ir savo įspūdžius, nes taip pat kviesiu dalintis įspūdžiais tuos žmonės, kurie jau lankėsi Kretoje, kurie atostogavo, kurie galbūt keliavo ir su manim arba su Jurgita. Tai kad sekite informaciją Facebooko puslapyje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Per šią savaitę būtinai paskelbsiu tą konkursą ir iki sezono pabaigos, o gal šiek tiek sezonui prasidėjus, pralošime 6 kuponus apsipirkti mūsų elektroninė parduotuvėje kretoskoniai.lt ir kiekvieno kupono vertė bus 25 eurai. Tai va, tai irgi yra toksai aktualus dalykas, tie, kas domisi Kreta ir tie, kas nori keliauti. Na, o aš dar kartelį dalinuosi vaizdais iš Githijo. Priminsiu, Githijo tai yra dievų žemė, dėl to, kad Hi Ton Theon, puikus kurortas, kurį mes pradedam tyrinėti. Tai ačiū visiems, kurie linki sėkmės tiems tyrinėjimams ir ačiū tiems, kurie tiesiog neužmėtis mūsų tokiais klausimais kažkokiais, į kuriuos galima rasti atsakymus tiek mūsų svetainėje, tiek kažkur kitur, ir skirs daugiau laiko. O jeigu turėsime daugiau laiko, laisvo laiko, galbūt daugiau bus ir pasakojimų iš šio nuostabaus Mani regiono, kurį ir tyrinėsime per savo prieš sezoninės atostogas. Na, kokios atostogos, jeigu mes kiekvieną dieną dirbam, nes į klausimus vis tiek atsakinėjom. Tai nežinau, ar galima tai pavadinti atostogomis, bet taip jau mes įpratę ir keliaujam, ir bendraujam. Tiek šiandien iš Githijo.
Laukia kalnai, matėte, Taigetas apsnigtas, nežinau ar pasieksime mes sniegą, jei pasieksime, galbūt ir pasidalinsime sniego gniūžtėmis, kurių Lietuvoje turbūt neturite, o čia dar yra sniego, bus ir Kretoje, jeigu tas pietų vėjas, apie kurį pasakau, nenupūsto sniego, neištirpdys, jo turėsime. Gražaus sekmadienio visiems ir bendraujame, komunikuojame ir keliaujame. Aišku, keliauti yra smagu ir atrasti kažką naujo. Gal kažkada jūs irgi atkeliausit čia į Man regioną. Sėkmės, iki kitų susitikimų.